Labadiena, gerbiami Šiaulių regiono žemdirbiai. Visų pirma, noriu padėkoti, jog jūs esate mūsų partneriai, jog esate lojalūs Litagrai, kad dirbate kartu, kad perkate iš Litagros ne tik atsarginės detalės bei visus kitus reikmenis, bet ir techniką. Ačiū Jums už tai ir mes dėl Jūsų turime išplėtę būtent Jūsų regione tinklą Litagros filialų, tai yra Šiaulių, Kelmės, Akmenės regionuose. Taigi šita yra serviso pastatas, yra būtent serviso tarnyba Šiaulių filiale yra išplėtota. Taigi šitą dar kartą dėkingas esu. Esu jaunasis ūkininkas, tai čia man aktualu pasivaikščioti. Kokie įspūdžiai, ką pamatėjai, ką radai, kas įdomu? Iš tikrųjų dar nelabai daug apie jo, čia tik pradžia, bet įdomu. Vis nauji laikai, vis nauji. Šiaip įdomu. Ar žinai savo norus, kokios technikos reikalinga, kokių galingumų? Šiek tiek jau numanau. Esu ūkininkas, tai jau savo sritį turiu, tai žinau, kiek ko man reikia, kiek galiu sau leisti. Studijuoju Aleksandro Stulginskio universitete, planuoju įregistruoti savo jauno ūkininko ūkį. Todėl planuoju šiek tiek atsinaujinti techniką, todėl einu šiemet į parodą su tikslu apsižiūrėti, sužinoti kažką apie techniką daugiau ir pasižiūrėti kiekvienos tam tikros firmos produkciją. Šiuo metu Litagros konsultantas man papasakoja apie New Holland firmos traktorius, taip kad lauksim komercinio pasiūlymo ir darysime sprendimą. Kodėl būtent Litagros? Litagros stende todėl, kad kolega turi nupirkęs jau New Hollandą, sakė geri traktoriai, todėl renkamės. Vienas dalykas, dar New Hollandas yra Keiso brolis, Keis firmos traktorių ir šiek tiek yra pigesnis negu Keis traktoriai. Ką pasiesi parodoje, viena iš tokių naujovių mes, ką turime čia, tai yra būtent Flygel gamyklos priekaba. Tai yra tikrai didžiulė priekaba, 12 būtent metrų ilgio, 209 tonos yra iš viso jos keliamoji gale, triašė. Žodžiu, priekaba yra unikali ir universali dėl to, kad galima su ją viena ne tik tais būtent grūdus vežti ir krauti, bet ją galima naudoti riboto aukščio patalpose, taigi šitą galima dėti prie jos atskirus, kaip sakoma, agregatus, tai yra galinius įrenginius, tai yra būtent mėšlo kratytuvą, galima būtent dėti grūdų perkrovimo straigę ir galima tiesiog paprastą galą uždėti. Horšas pristato vieną tokių naujų modelių, tai yra skutiklis Terano 4MT, tai yra kombinuotas skutiklis su būtent žemės dirbimo diskais ir noragais ir taipogi Horšas pristato naujo tipo prikabinamą diskinį skutiklį, tai yra Joker 6CT. Iš Kronės viena iš tokių naujovių, tai yra pats galingiausias šiai dienai savaeigis smulkintuvas. Kronė BGX 1100, galingumas net 1078 arklio galios, yra varomas 4 ratais, yra sukomplektuotas su pilna apsauga nuo metalo, nuo akmenų, 12 eilių. Kukurūzų skabyklė. Taip pat Litagra pristato daug naujų mašinų, būtent smulkiams ir vidutiniams ūkiams, kurios yra lenkų, lietuvių, italų, prancūzų gamybos. Ir taip pat mes pristatome vieną iš tokių naujovių, tai yra būtent fermų įranga. Tai yra Litagra, žinot, kad tokia įmonė turinti didžiausią pasirinkimą būtent fermų įrangos. Taigi Lelė melžimo robotas ir Lelė savaeigis pašarų dalintuvas, kuris yra šiandien dienai parodoje pristatomas su visų pakrovimų stendu. Taipogi yra pristumėjai naujo tipo pašarų ir mėšlo valymo robotukas pristatomas, bei daug visokių kitų reikalingų įrenginių, tiek mėšlo siurblių, tiek mėšlo maišytų jūs galite rasti mūsų stende. Ir aišku, JCB pristato labai galingą frontalinį krautuvą 435S, tai yra šitą krautuvas turintis keliamąją galę netgi daugiau nei 10 tonų, jis yra
pritaikytas tiek siloso, tiek sunkiems darbams. Finansavimo galimybės mes siūlome klientams labai įvairias. Tarkim, New Hollandui šiai dienai mes galim pasiūlyti 3 metų finansavimo laikotarpį 0% plus 3 mėnesių Euriboras, tarkim 5 metų laikotarpį 0,9, 5% plus 3 mėnesiai arba 6 mėnesiai Euriboras. Taip pat JCB galima pasiūlyti schemą nuo 0 iki 1,2% pagal jūsų laikotarpį ir Kronė siūlo nuo 1 iki 1,2%. Taigi šita tikrai palūkanos yra ženkliai mažesnės negu kad šitas standartas. Šiandien pristatysime Vokietijos gamintoją Amazonę, kuri darbuojasi daugiau kaip 131 metus, būtent žemės dirbimo, sėjos, augalų apsaugos ir tręšimo srityse. Tai viena iš naujovių yra būtent pakabinamas trąšų barstytuvas ZATS modelio, kuris yra šiandienai pats moderniausias ir galintis dirbti su palidovinėmis GPS sistemomis pagal lauko derlingumo žemėlapius ir taip pat kitus planus. Taip pat šioje parodoje yra pristatoma ir sėjamoji, tai yra cirusas 3 kartos, kuris gali būti taip pat ir su tręšimo sistema ir be jos. Na, o pačios mašinos tai yra būtent šiuo metu pristatomas naujasis 4 metrų darbinio pločio cirusas ir taip pat sulankstomas 6 metrų darbinio pločio cirus sėjamoji. Šioje parodoje pats pagrindinis Amazonės gaminys, pats pagrindinis akcentas, tai yra Amazonės savaeigis purkštuvas Pantera 4502, kuris yra šioje parodoje 36 metro darbinio pločio. Kaip matome, šitas purkštuvas yra bene didžiausia mašina šioje mūsų stendo ekspozicijoje. Taip pat be šių mašinų mes turime ir tradicinės mašinas, kurias taip pat galima apsižiūrėti kaip standartinius trąšų barstytuvus, kurie dar yra šiai dienai taip pat ir paprasti mechaniniai ir gali būti, kaip minėjau, patys moderniausi. Nu ir žinoma, parodoje galima matyti ir tikslaus sėjimo sėjamasias, tokias kaip kukurūzų, cukrinių runkelių. Tai vėlgi, kaip matome, yra gana platus būtent pasirinkimas šių produktų. Mano atstovavimuose regionuose pagrinde vyrauja grūdininkystė. Išskirtinį rajoną turiu Kelmės rajoną, kur daugiau yra gyvulininkystės, pieninkystės ūkių, nuo pačio smulkiausio iki pačio stambiausio ūkininko. Visai jam reikalinga jo ūkiui technika, pradedant nuo daržininkystės, sodininkystės, gyvulininkystės, baigiant grūdininkystę, taip sakykime. Mes labai daug investuojame šiuo metu į servizo tarnybą, geriname servizo darbą, kad galėtumėme kuo greičiau, efektyviau reaguoti į reikiamą ūkininkams pagalbą, kuo greičiau techniką, kad dirbtų. Taipogi šiais metais, kaip ir kiekvienais metais, tapusią tradiciją, kviesime žemdirbius į tradicinę tapusią Kuršėnų lauko dieną, kur mes pristatome visą savo produktų gamą, tai pašarų ruošimo technika, žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros technika, kur mes susibėgam su ūkininkais pasibendrauti, parodome naujoves, taipogi kviečiame jaunuosius ūkininkus, kur demonstruojame ir mokame, kaip su mūsų atstovaujama technika reikia dirbti. Kaip ir kiekvienais metais ši lauko diena vyksta gegužės mėnesį, o tikslesnė informacija, data bus paskelbta žiniasklaidoje. Kaip ir kiekvieną pavasarį prasidėjus didžiajam darbymečiui, kai pradeda aktyviai darbuotis ne tik stambieji žemdirbiai, bet ir sodininkai, daržininkai bei statybininkai, noriu visiems priminti apie Šiauliuose esantį Litagros prekybos centrą. Prieš keletą metų, kol dar neturėjome Šiauliuose tokio erdvaus prekybos centro, pirkėjai buvo pratę matyti vien tik žemės ūkio technikos atsarginės dalis. Šiuo metu atvykę į dabartinį Šiaulių Litagros prekybos centrą, pirkėjai nustemba išvydę šitokį platų prekių asortimentą. Mes pasiūlysime pirkėjams įsigyti įvairaus metalo, vamzdžių, armatūros. Čia pat po vienu stogu užėjęs pirkėjas galės įsigyti savo reikalingų įrankių, elektros prekių, įvairaus dydžio varžtelių, santechnikos prekių, statybinių medžiagų. Pas mus platus pasirinkimas yra apdailos medžiagų bei dažų, turintiems naminių gyvūnėlių bei besidomintiems žirgininkystę
atvykę į mūsų prekybos centrą taip pat neliks nusivylę. Šitų prekių jiems tikrai pakaks. Ūkininkams, kurie užsiima gyvulininkystę, artėjant šienavimo sezonui, noriu priminti, kad Lytagra turi gan platų šienainių gamybai naudojamos plėvelio asortimentą, kuriems taikomos yra lanksčios nuolaidos ir palanki atsiskaitimo sistema. Tiems, kurie neturite įsigiję Lytagros nuolaidų kortelių, siūlyčiau paskubėti, nes kol kas lojaliems pirkėjams šitos kortelės yra išduodamos nemokamai. Dar priminsiu, kad norintiems nustebinti draugą ar bičiulį, Lytagra prekiauja ir dovanų kuponais. Nu ir ką čia bekalbėti, atvykite pas mus ir nenusivilsite. Tiek kaina, tiek asortimentu. Mūsų adresas Tilžės gatvė 231 Šiauliai.